Aleliuja, labas rytas bažnyčia. Jėzus Kristus gyvas, amen. Aleliuja. Biški pajudam. Biški labai jau taip užmygė. Biški prabust reikia, ne? Aleliuja. Judam su šventąja dvasia. Aleliuja. Tai gal dar trumpai pasimeldžiam, kad šventa dvasia tiesiog kalbėtų. Aleliuja, viešpatie, mes dėkojam tau už šitą susirinkimą. Dėkojam tau, šventoji Dievo dvasia, už tai, kad tu mūsų jungiai, suvienijai, būti vienoj dvasia, vienoj minty, viešpatie. Mes dėkojam tau, viešpatie, mes atveriam savo širdis, Dieve, prieš tave. Šiandieną, Dieve, mes laukiam iš tavęs, Dieve, žodžio iš tavęs, viešpatie, kad iš tikrųjų, Dieve, būtume mokomi, Dieve, tavo dvasios. Šventoji dvasia, mokink mus šiandien, vesk į visą tiesą, viešpatie. Tavo žodis yra tiesa, viešpatie. Mokyk mus, viešpatie, drąsink, stiprink, Dieve. Vesk, viešpatie, tiesiog, viešpatie, mes atveriam savo širdis, savo protus, viešpatie, prieš tave. Dieve, ir laukiam tavęs. Kalbėk man, viešpatie. Tai, kad tu esi man paruošę šiandieną. Aš priimu, viešpatie, tave. Mano rankos yra plačiai įskestos prieš tave. Ir aš laukiu tavęs. Ačiū tau, kad tu esi manyje ir kad tu veiki per mane ir dar veiksi ir padarysi labai daug, viešpatie. Dėkojam tau, Dieve, už šitą nuostabų susirinkimą ir už kiekvieną, viešpatie, Dieve, čia esantį tavo numatytų būdų ir tavo valios dėka, viešpatie, Dieve, dėkojam tau, Jėzaus vardu. Amen. Tai visų pirma noriu padėkoti pastoriui už tą privilegiją pasidalinti Dievo žodžiu. Meldžiausi, klausiau Dievo tiesiog, kad jisai mane vestų, nenoriu nieko iš savęs kalbėti ar savo supratimu remtis, bet kad iš tikrųjų šventa dvasia kalbėtų ir šventa dvasia, kaip pasakyti, vestų. Tai šios dienos tema, šio pamokslo tema, tu esi pašauktas. Aleliuja. Kiek iš jūsų tikit, kad esat pašaukti, pakelkit rankas. O, aleliuja. Galvau, bus mažiau rankų. Aleliuja. Nustebinot, ačiū Dievui. Aleliuja. Tai atsiverskim pirmą rašto vietą. Mato Evangelija, 4 skyrius, nuo 18 iki 22 eilutės. Ir jis dabar eina, ne? Ir skaitom nuo 18 eilutės. Vaikščiodamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė 2 brolius. Simoną, vadinamą Petru, ir jo brolių Andriejų, metančius tinklą į ežerą. Mat jie buvo žvejai. Jis tarė jiems, sekite paskui mane, ir aš padarysiu jūs žmonių žvejais. Tuodu to jau paliko tinklus ir nusekė paskui jį. Paėjęs toliau, jis pamatė kitus 2 brolius, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną. Jiedu su savo tėvu Zebedėjumi valtyje taisė tinklus. Jėzus juos pašaukė ir tie tučtuojau palikę valtį ir tėvą nusekė paskui jį. Tai čia mes matom konkrečią situaciją, kad vyksta veiksmas. Jėzus eina, pamato brolius, sek paskui mane, palik viską, sek paskui mane. Matom, kad mokiniai, jie darė kažką. Jie užsiėmė kažkokią veiklą, turėjo verslus kažkokius, dirbo. Kitaip tariant, dirbo darbą. Ir jie yra pašaukiami, va ten, kur jie yra. Ten, kur va jie stovi, savo veikloje, savo kasdienybė. Jėzus ateina ir sako, sek paskui mane, palik viską ir sek paskui mane. Ir jie nuseka paskui jį ir toliau mes žinom mokiniai, apaštalai ir kaip viskas vyksta. Norėčiau, kad dar vieną rašto vietą atsiverstumėm. Apaštalų darbų 13:2. Tai čia apie apaštalus kalba. Kartą, kai jie tarnavo viešpačiui ir pasninkavo, šventoji dvasia pasakė, išskirkite man Barnabą ir Saulių darbui, kuriam aš juos pašaukiau. Čia vėl matom, šventoji dvasia paragina apaštalus, kad melstusi, pasninkautų, kad šventoji dvasia nori naudoti tam tikrus mokinius, išskirti tam tikram ir konkrečiam darbui. Tai va, ir dabar norėčiau, kad mes, galim sakyti, raktinę rašto vietą atsiverstumėm. Tai būtų Teisėjų knyga. Teisėjų knyga. Taip, 6 skyrius, nuo 11 ir iki 16. Taip, čia apie Gedeoną kalba.
kiek iš jūsų esat skaitę, girdėję, aleliuja, atėjęs viešpaties angelas atsisėdo po ąžuolu Ofroje, kuris priklausė Abiezeriui Jehoašui. Jo sūnus Gedeonas kūlė kviečius prie vyno spaustuvo, pasislėpęs nuo midjaniečių. Vėlgi mes matom, vyksta konkretus veiksmas. Vėl kažką daro, Gedeonas daro. Būtent savo darbais, užsiema savo veiklą ir viešpaties angelas apsireiškė jam. O jis pasislėpęs nuo midjaniečių, nuo priešų. Jam pasirodė viešpaties angelas. Ir kas įvyko? Ir tarė: viešpat su tavimi galingas karžygy. Gedeonas jam atsakė: viešpatė, jei viešpat su mumis, kodėl mums taip atsitiko? Kur yra visi jo stebuklai, apie kuriuos pasakojo mūsų tėvai sakydami: tikrai viešpats išvedė mus iš Egipto. Dabar viešpats mus atstūmė ir atidavė į midjaniečių rankas. Viešpats pažiūrėjęs į Gedeoną tarė: eik šioje savo jėgoje ir išgelbėk Izraelį iš midjaniečių. Aš tave siunčiu. Matom konkrečią irgi taip pat veiksmą vykstantį. Ir matom, kad Gedeonas buvo išsigandęs, galim sakyti, ne bailys, bet išsigandęs. Nes vyko, kaip pasakyti, Izraelis darė piktą viešpaties akise ir viešpats tiesiog leido, atidavė į priešų rankas tiesiog izraelitus. Ir matom konkretų veiksmą, viešpaties tauta šaukėsi viešpaties ir Dievas nusprendžia juos išgelbėti per ką? Per Gedeoną. O Gedeonas ką sako? Viešpatie, nugi aš toks mažas, aš toks menkas. Ar tu čia tikrai viskas okei, čia viskas gerai, čia neapsirikai, čia tikrai tu nori mane vesti, naudoti? O angelas, pasižiūrėkit, viešpaties angelas sako: galingas karžygy. Jisai jau į priekį kalba, kas tu toks esi. Ne tai, kad, oi, tu čia toks mažiausias, oi, su tavim viešpats, ne? Ne, jis jau sako į priekį, jis jau iš karto sako: viešpats su tavim galingas karžygy. Ir jisai pradeda teisintis, jis jau pradeda žiūrėti į save. Tai jeigu Dievas jau su mumis, tai kodėl mums vyksta tokie dalykai? Ir kartais mūsų gyvenime taip būna, kad mes einam per kažkokius išbandymus, per kažkokius sunkumus ir mums yra daug dalykų neaiškių. Arba Dievas mus yra pašaukęs, Dievas pašaukė, kalbėjo ir atrodo, kodėl mano gyvenime pradėjo kaip tik atvirkščiai vykti. Viešpats pašaukė, atrodo, pradės čia vykti dalykai, čia prabudimas, aleliuja, čia išgelbėjimas, o žiūriu kaip tik atvirkščiai. Dar blogiau pasidarė. Tai iš vis, ar čia man iš vis čia reikia to dievų sekti, atrodo, Jėzum, jeigu dar blogiau negu buvo, klausyt. O mes prisimenam Juozapo istoriją, kai buvo. Juozapas buvo pašauktas, kai jam buvo 17 metų. Jis įėjo pašaukimą 30 metų. Tai, o per 13 metų kas vyko? Vyko pasiruošimas. Ar Dievas nebuvo su Juozapu? Buvo su Juozapu. Ar Dievas nepašaukė Juozapą? Pašaukė Juozapą. Ir ar Dievas leido į ten per išbandymus? Leido. Ir kaip atsimenam tą istoriją, kai pardavė broliai, ne? Taigi galėtum sakyti: Dieve, tai tu pašaukei mane, ne? Bet kodėl tu leidai tokiai neteisybei? Kodėl? Kodėl broliai su manim šitaip? Ašgi gero noriu. Kaip jisai pasakojo tuo sapną, ne? Regėjo sapną ten, kad broliai nusilenks, tėvas Mėnulis, saulė nusilenks, tėvas nusilenks. Jisgi geroši, kaip pasakyti, nebuvo blogų intencijų pas jį. Jis pasakojo iš geros širdies, džiaugiasi, atėjo. Žiūrėk, tėti, žiūrėk, broliai, sapnau sapną, su džiaugsmu, pasidalinsiu. O jie žiūri taip skersai: ką tu čia sapnininkė dabar, ką čia prisigalvoji, prisimastei. Pažiūrėsim, kaip čia bus su tavim. O jam 17 metų. Tai tu čia piplys, tai tu čia nieko nesupranti, tau dar iki mūsų toli ir gražu. Taip atrodytų. Ir iš dalies yra teisingai, nes jis nėra brandus. Jis yra jaunas, susidegęs, atrodo, čia visas pasaulis jam, kaip pasakyti, viską jis įveiks ir padarys. Bet mes matom tą konkretų, kas vyksta. Taigi, kai viešpats jisai mus pašaukia, įvyksta tas, kaip pasakyti, pasiruošimo laikotarpis. Jo nereikia bijoti. Į jį kaip tik reikia eiti. Drąsiai ir laisvai. Nes Dievo valia, jinai vis tiek yra mums gera, tinkama ir tobula. Jis, kaip pasakyti, jeigu, kai sako, mes būdami blogi, mokam vaikam duoti gerų dalykų, tai juo labiau Dievas. Tai Dievas jis neduos mums blogų dalykų. Jeigu tam tikras dalykas, ką jisai daleidžia,
Tai jisai daleidžia tik tam, kad mus ištobulinti, išlavinti ir sustiprinti. Ir jisai, jo visada mintise yra, kas jo mintise yra? Daugybė žmonių išgelbėjimas. Mes matom tą Juozapo istoriją, kaip broliai pardavė, kaip jisai patenka, jį parduoda už 20 sidabrinių. Ką reiškia tai vergo suma buvo 20 sidabrinių. Jėzus buvo už 30 sidabrinių parduotas, tai išdavystė suma. Ir mes matom, kaip viskas vyksta ir atrodo didelė neteisybė. Jis papuola pas faraoną, faraonas pamato. Matot, kaip yra? Faraonas pamato, kad Dievas yra su juo. Ir jis jį pakėlė. Ir jis jį pakėlė, kad valdytų, nes matė, kad Dievas yra su juo. Ir kaip mums velnias meluoja, kai mes einam per tuos išbandymus, per tą slėnį, per tuos sunkumus, mums atrodo, velnias ateina ir sako, Dievas tave paliko. Tai kur tas Dievas, žiūrėk? Kur tas Dievas? Taugi jis kalbėjo, bet kur jisai, ane? Va dabar, kai tau sunku, kur jisai? Ten aiškiai parašyta, Dievas buvo su Juozapu. Jis net papuola į kalėjimą, kai nori tą faraono žmoną sugulti su juo. Jinai parašyta Biblijoje, kiekvieną dieną jinai gundė jį. Nebuvo viena diena, nebuvo 2 dienos. Kiekvieną dieną jinai bandė ir provokavo jį, kad jisai nusidėtų. Bet jis nepasidavė. Ir Dievas, jisai rodo mums šitos pavyzdžius, kad mes būtumėm drąsus, kad mes būtumėm stiprus, kad tai, ką Dievas kalbėjo šiandieną jūsų gyvenimo, nesvarbu, prieš kiek tai metų buvo, visiškai nesvarbu. Kiekvienas iš jūsų, jūs esat pašaukti. Dievas jūs pašaukė, Dievas jūs išsirinko. Ateina priešas, kuris meluoja, sako, ai va šitas geresnis, ai va šitas geriau moka. Pažiūrėkit, kaip Mozės buvo istorija, ne? Kai Dievas pašaukė Mozę, sako, ei kalbėk tautai. Dieve, taigi aš mykčioju. Tai kaip aš kalbėsiu? Siūsk, mano broli Araoną, wow, kaip iškalbingai, kaip nuostabiai, viskas išdėstyta, aleliuja, čia super pamokslas. Jam taip atrodė. Dievas sako, ne, aš per tave noriu kalbėti. Ir va čia yra tas nuolankumas, kad Dieve, aš pasiduodu, Dieve, štai aš nesuprantu. Mano protas tikrai nesupranta, kaip tu čia viską padarysi. Tikrai, kaip pašaukė Dievas, atrodo, tas žingsnis po žingsnio jis atveria tą kelią, bet tu realiai to galutinio tikslo atrodo, žinai, kad kaip ir tikėjimai, žinai, kad bus gerai. Bet kai ateina tie išbandymai, sunkumai, ane, kaip atėjo tam Juozapui atėjo, išbandymai ir sunkumai atėjo. Tai aš nemanau, kad jisai ten šokinėjo ir labai džiaugiasi, žinai, o sunkumai, o kaip gerai, į kalėjimą uždarė, o aleliuja, kaip fainai, ne? Į kalėjimą uždarė, Jėzau dėl tavęs, aleliuja. Ir aš manau, neužrašyta Biblijoje, bet jisai lygiai taip pat kaip ir mes, patyrė tuos išbandymus ir sunkumus. Bet kas parašyta? Ir kalėjime Dievas buvo su Juozapu. Tai ką Dievas šiandieną mus drąsina, nesvarbu šiandieną, per kokius tu išbandymus ir sunkumus eini. Dievas yra su tavimi, Dievas yra tavyje. Ir tai, kaip parašyta Biblijoje, tą gerą darbą, kurį jis pradėjo, jis ir atbaigs. Jis yra ištikimas Dievas. Ir jis kiekvieną iš mūsų, kaip pasakyti, drąsina ir stiprina, kad mes pasitikėtumėm jo žodžiu, kad tai, ką jis pažadėjo, jis mums ir padės tai įgyvendinti. Nes faktas, kad ne mes save čia nepašaukėm. Mes būtumėm neėję, jeigu mūsų valia neiti. Iš tikrųjų, dauguma žmonių, kiek paklausi, sako, aš tai nenorėjau eiti. Jeigu aš galėčiau, aš neičiau, atrodo, ne? Tegu kitas eina, aleliuja, tegu kitas eina. Bet Dievas išsirenka kiekvieną. Noriu ką dar pasakyti ir akcentuoti. Mes kaip ir vaikystėje, vis norime kažką lygintis. O, ten pasižiūri, aš norėčiau kaip ir vaikai, oi, aš norėčiau būti kaip tas ir tas, oi, įžymybė kažkokia, dar kažkas, oi, kaip fainai, bet iš tikrųjų, mum patepimas yra būti savimi. Mum patepimas yra būti mumis pačiais, kokiais Dievas mus pašaukė, tokius, netobulus, su viskuo, ne? Mum patepimas yra būti savimi ir Dievas mus drąsina ir stiprina, kad mes pasitikėtumėm juo, kad nebijotumėm. Būk stiprus ir drąsus, ne? Būk stiprus ir drąsus. Eik, tikėk, žingsnis po žingsnio, viskas nuo to mažo. Pradedi daryti kažką, pradedi daryti ir žiūri, ir Dievas laimina, ir žiūri, ir padeda. Ir aišku, kai tie sunkumai užpuola, šaukėmės Viešpaties, Dieve, padėk mum.
Dieve, išvesk mus iš šitos tamsos, išvesk mus. Ane, Dieve, padėk. Ir kartais būna dalykai, kur tu nesupranti, vat, kaip ir Juozapas nesuprato, kodėl tie broliai jį pardavė. Bet jeigu Juozapas nebūtų parduotas, visas Izraelis, ir ne tik Izraelis, ir Egiptas būtų pražuvęs iš bado. Va taip va, Dievas vat leidžia vienam žmogui kartais vat pakentėti, kaip ir Jėzui. Leido vat pakentėti vienam žmogui. Tam, kad per jį būtų išgelbėta daugybė žmonių. Ir kai jau vyksta tas finišavimas ir vainikavimas, kai jau tas Juozapo tėvas numiršta, nes jau viskas okei, jau parvažiavo visi giminės jo į Egiptą, jau jisai teisėtai įeina Juozapas į savo pašaukimą, užmauna žiedą, apvelka karališkais drabužiais. Ir tėvas jau numiršta ir ką broliai sako, nu viskas, dabar jau jis tikrai jau, mums viso bus jau dabar, nužudys mus, tikrai, jau tėvas mirė, čia jis dėl tėvo mus laikė, viskas čia aišku, kas bus. Ir sako, ne, jūs man norėjote blogą, bet Dievas pavertė geru, matydami daugybę išgelbėtų žmonių. Taigi Dievo tikslas šiandieną, kartais mes, sakau, perinam išbandymus, aš sakau, esu liudininkė. Kiek išbandymų buvo, kiek sunkumų buvo, aš dėkoju Dievui už išbandymus, nes daugiausiai mano charakteris buvo suformuotas per sunkumus. Ir jeigu mes suprasim tą svarbą ir prasmę tų sunkumų, mes suprasim, kad aleliuja, eisim su džiaugsmu tikrai tada į tuos išbandymus, nes suprasim, kokią naudą mums jie duoda. Kaip mokina mylėti, kaip mokina atleisti, kaip mokina laiminti. Tai Biblijoje ne tik parašyta, kad vat mylėkim vienas kitą, parašyta mylėk priešus. O, priešus mylėk, laiminkit jūs keikiančius. Ir dar laiminti, o, tai čia iš vis mums atrodo aukštoji matematika. Laiminti priešus, nu jo, laiminti. Bet iš tikrųjų mūsų kūnas neprieštarauja vat visiems šitiem dalykam, bet mūsų dvasia ne. Nes tu žinai, kad vat kelias į tą išaukštinimą eina per tą nuolankumą. Kai mes save žiūrime ir matome, kaip pasakyti, kaip Viešpats mato, tai tu ir leisi, ir tegul eina, ir visi eina, ir tarnauja, ir daro, ir Viešpats, va, tokia tavo širdis turi būti. Džiaugtis vienas kito, turim palaikyti vienas kitą, stiprinti vienas kitą. Tai yra Kristaus charakteris, kad mes vienas kitą palaikytumėm. Mes pagal Bibliją, pagal pasaulį matom, kas vyksta. Konkurencijos. Ir visi kiti viens kitam ten per galvas lipa. Bet Dievo karalystėje mes bendradarbiai, mes komanda. Vienas, ką aš vienas galiu padaryti? Nu nieko aš negaliu vienas. Kažką labai limituotai, ribotai. Bet kiek mes daug galim kartu padaryti. Ir kaip ir pastorius kalbėjo praeitą kartą, apie tuos dovanas, apie apaštalų, pranašų. Pastatyti mes visi esame ant apaštalų, pranašų, mokytojų, to pamato. Tai reiškia, kad Dievas nori, kad visas tas Kristaus kūnas, jis pilnai tobulai funkcionuotų. Aš nepadarysiu tavo darbo, kaip ir tu mano nepadarysi, nes aš esu aš, tu esi tu. Bet va čia ir yra Dievo šedevras, kad tu gali, kaip ir pažiūrėkit, yra puzlė, Taigi kiekviena ta puzlė skirtinga. Kiekvienos puzlės tas, kaip pasakyti, paveiksliukas, jis yra kitoks. Ir jis atitiks tik į tą vietą, kuris yra paskirtas, kad būtų. Juk žiūrėkit, bandydavom mes vaikystėje. Paimam belę kokią puzlę, dedam, nu netinka, nu kažkaip ne. Kad ir tinka atrodo, vis tiek kažkaip tai forma ne ta, vaizdas ne tas, nu kažkaip vis tiek netinka, žinai. Tai va, ir Dievas jisai rodo kiekvienam iš mūsų, drąsina ir stiprina, kad jisai mus pašaukė, jisai mus patepė. Jisai mus pašaukė, kad būtumėm pirmiausia, jis pašaukė kur? Į savo sūnaus karalystę. Pirmiausia, jis pašaukė mus į bendravimą su savimi, kad mes turėtumėm tą santykį ryšį su juo. Kaip sako, pirmiausia slaptoj, paskiau viešumoj. Meldies slaptoj, Dievas atlygina viešumoj. Pasninkauji slaptumoj, Dievas atlygina viešumoj. Viskas vyksta slaptumoj. Ne tada, kada eini ir čia reikia nuostabų. Ne tada. Va būtent, kai tu kovoji kovas slaptojoje, kai niekas tavęs nemato, kai nieks tavęs gal ir negirdi, gal tu ten ir tyliai išneki, gal į pagalbę reikia. Kas ten žino, vienas Dievas žino. Bet darbas vyksta slaptumoj. Darbas vyksta slaptumoj. Ir tada, sako, tavo tėvas regintis slaptoj tavo atlygina viešai. Ir kaip esu girdėjus, ateina žmogus ir sako,
pastoriau, pasimelsk už mane, kad turėčiau va tokią ugnį, tokią jėgą, kokią va tu turi. Sako, gerai, noras geras. Sako, o tu nori vat visą tai, ką aš, sako, pereinu, irgi patirti. Sako, tu matai dabar va čia visą pasiekmę, tai, ką aš pereinu, išbandymus, sunkumus. Ar tu nori to, ar tu nori išbandymų, ar tu nori sunkumų, ar tu nori išdavysčių. Ta žmogus iškart susimastė. Nes galvoja, čia taip tiesiog pasimeldė, uždėjo rankas ir tiesiog nužengė šventa dvasia, be kainos, be nieko, be pasiruošimo, kaip Juozapui 13 metų ruošė, tiesiog va pašaukė, hopa, ir viskas, tu jau viskas, tobulai viskas vyksta. Ne, Dievas visgi ruošia mus, kiekvieną iš mūsų ruošia ir veda, bet, ką aš noriu pasakyti, Dievas mato, kad su jo pagalba mums taip pavyks padaryti, nes jis nebūtų Gedeonui sakęs, galingas karžygy, jeigu jisai nebūtų matęs, kad Gedeonui pavyks tai padaryti, jis nebūtų taip sakęs. Bet jis iš karto, nors tame silpnume, jis pradėjo skūstis, oi čia aš toks vargšelis, aš nepasiturintis, aš mažiausias iš visų, savigaila kažkokia atėjo, prisilipino jau, oi. Dievas sako, ne, eik va šitoj savo jėgoje, kame tu va esi silpnas, kur atrodo, kad tu nesugebi ir negali. Ir Dievas, jisai tave pakels, Dievas tave išves. Dievas šiandieną tau duoda viską, ko tau reikia. Biblijoje parašyta, Dievas duoda mums, davė, neduoda, davė visą, ko reikia gyvenimui ir dievotumui. Reiškia, kad Dievas jisai mums jau davė. Mums tiesiog reikia pakelt ranką ir sakyti, viešpatie, aš nežinau, kaip viskas bus, bet tai būnė ne mano valia, o tavo valia. Dieve, aš suprantu, man yra baimė, man yra to, man yra no, bet aš sakau tau taip, Jėzau. Aš žinau, kad pasirinkdama tavo valią, tai bus geriausias gyvenimas, kokį aš galiu šitoj žemėje nugyventi, negu gyvendama daleiskim pasaulyje arba bandydama įgyvendinti tuos žemiškus kažkokius tikslus, kurie nėra blogi. Bet mes esam pašaukti aukštesniems tikslams, dangiškiems tikslams, dieviškams tikslams. Ane, kaip Biblijoje parašyta, ieškokite Dievo karalystės ir viskas, ko mums reikia, bus pridėta. Viskas. Mes ieškom Dievo karalystės ir ko mums reikia, Dievas prideda. Duoda išmintį, duoda sėkmę, kaip ir Juozapui. Visur laimino, visur Dievas buvo su juo, visur davė sėkmę ir klestėjimą ir net viso faraono namus laimino dėl Juozapo. Bet va Dievas dirba su mūsų širdimis. Jisai nori išvalyti pilnumoje mūsų širdį, kad mes teisėtai galėtumėm įeiti į tą pašaukimą, kurį Dievas mus pašaukė. Ir šioje vietoje tikrai nėra nei vieno žmogaus, kuris nors vieno to talento ir dovanos neturėtų. Čia yra tikrai visi pašaukti tarnauti Dievui, gyventi dėl Dievo ir vat, kad mes visi kartu, kaip pasakyti ir Biblijoje parašyta, va tas visas kūnas pilnumoj, ranka rankos vietą užimtų, koja kojos vietą užimtų, kad kiekvienas narys būtų savo vietoj, o ne tai, kad vienas žmogus daro daugybę dalykų ir po to ateina prakaitą valo, kiek čia darbų belė kiek reikėjo nudirbti, ne? Bet kai vat pilnumoj, vat tas, kaip sakoma, komanda, ne? Kai ta komanda pilnumoj žino, už ką kiekvienas yra atsakingas, nėra niekam sunku ir nieks tada nėra pervargęs ir tada mes visi kartu džiaugiamės, tada tikrai šlovinam Dievą, aleliuja. Tai va Dievas mus vat ir šaukia ir kviečia, vat į tą kvietimą jis ir kviečia, kad mes pasakytumėm jam taip. Nors ir galbūt sunkumų dabar yra, galbūt mes nematom, galbūt kažkuris iš mūsų nematom, kur čia tas mūsų pašaukimas. Aš asmeniškai irgi nemačiau to pašaukimo. Aš tiesiog, kaip pasakyti, kai atsakiau tą kvietimą, tiesiog kur galiu, ten padedu, ten patarnauju. Ir bedarant šitos mažus atrodytų dalykus, Dievas pradėjo ryškinti manyje, kur yra tos mano dovanos. Ir tiesiog kiti žmonės pradėjo pastebėti tam tikrus dalykus. O, čia tas ir tas. Nors aš pati tikrai to savy nemačiau ir net negalvojau, kad oi, aš čia tai galiu. Kiekvieną kartą, pavyzdžiui, sakydavo, eik pasidalink žodį už kažką, aš eidavau kaip pas dantistą į kėdę, Dieve, ir meldžiuos Dieve, tegul įvyksta kas nors šiandien, kad tik tai nereiktų man kalbėti. Dieve, aš prašau tavęs ir nieko neįvykdavo, vis tiek turėdavau už tos baimės eiti drebėdama ir kalbėti ir dalinti žodžiu. Ateini, sako, eikit į baimę. Ir baimė nuo jūsų pasitrauks. Tuo metu atrodo, širdis muša, čia sustos atrodo, išeini, praveri burną ir Dievas kažkaip pradeda kalbėti, žinai, ir pasipila. Nu, ačiū Dievui, sakau, Dievas jisai yra ištikimas ir labai labai geras. Haleliuja, ir iš tikrųjų, sakau, tiesiog pamastykim kiekvienas, tiesiog galbūt yra
dalykų, kur Dievas tau kalbėjo kažkokius dalykus apie tave, apie tavo pašaukimą, arba tai, kad tu darysi, bet tu galvoji, aš netikiu, kad Dievas gali tai padaryti. Aš netikiu. Aš suprantu, kad jo, tai čia Dievui taip įmanoma, man, sunkiai. Jeigu Dievas įdėjo troškimą į tavo širdį, jis duos ir galimybę jį įgyvendinti, kad ir kaip atrodytų neįmanoma, ta situacija yra. Bet Dievas iš neįmanoma padaro įmanoma. Dievas todėl ir mūsų nepašaukė, kad mums čia, kaip pasakyti, mes suprantam, kad čia mes viską galim, kartais tu galvoji, kad tu viską gali, kartais Dieve, atrodo, negaliu. Bet čia ir pasireiškia Dievo jėga ten, kur mes atrodo nieko negalim. Sako, va tavo silpnume, va to jėgoj, kur tu atrodo nieko negaliu padaryti. Dievas ateina ir jisai, kaip pasakyti, tau padeda, stiprina tave, nes, kaip aš sakau, ne mes save pašaukėm, Dievas mūsų pašaukė. Ir mūsų tinkamumas yra iš Viešpaties. Tai raštas sako, tai ne aš sakau. Tinkamumas tavo yra iš Viešpaties. Tu pašauktas, tu pateptas, tikrai. Tiesiog reikia atsakyti į tą jo kvietimą. Jeigu ir nematai, kur ten tas tavo pašaukimas, tiesiog melsis, kad Dievas išryškintų tą pašaukimą. Dieve, kur yra mano vieta? Dieve, parodyk, aš noriu būti tikrai Kristaus kūne, turėti tą dalį tame, dalyvauti, prisidėti. Aš vakar labai tikrai, žinokit, grįžau po tos, kaip uolos konferencijos. Žinokit, noriu pasidžiaugti mūsų tikrai broliu Artūru. Nes vakar, kaip pagalvojau, jetau, tikrai, aš, kiek esu mačius daugiausiai pas moteris yra tas rūpestingumas. O jis tai daro natūraliai. Jisai, broli, nori vandens, aš atnešiu, 5 litrų, nueina, atneša, vėl baigėsi, atnešiu. Ir jam jis tiesiog tai daro savaime. Visus vaišina, visus maitina, žinai. Va, čia jau yra tarnavimas, čia jau žmogus nesupranta, bet jis jau tarnauja. O sako, tai ką aš čia atrodo, tu tokio darau, ne? Va tai ir yra, kai tu tarnauji, tu tai tiesiog natūraliai darai, tu net negalvoji, kad čia tavo tarnavimas. O tu jau tarnauji, tu jau padedi, rūpinės, tu matai, čia kažkam trūksta kažko, ne. Čia jau yra tarnavimas. Aleliuja, ačiū Dievui, broli, už tave. Iš tikrųjų, padrasinimas, aleliuja. Tikrai, aleliuja. Tai va. Ir kiekvienas mes turim tų dovanų. Tiesiog leiskim dovanas į apyvartą. Kad ir tą vieną talentą naudok. Neužkask to talento. Tiesiog naudok. Leisk į apyvartą. Ir aš jums pasakysiu, jeigu ir tu tą vieną turi, leisi į apyvartą, pamatysit, Dievas pridės dar antrą, dar trečią ir dar daugiau tų dovanų pamatysi pas savi esant. Tikrai, aš liudininkas, tikrai. Dievas yra, jisai, sakau, labai geras. Ne tik neapsiribokim Dievu ir nepribokim Dievo. Jis nori per mus padaryti labai daug. Ir Lietuva bus išgelbėta per mus. Tikrai. Mes jo rankos, mes jo kojos, viskas mes esame, mes jo Kristaus kūnas esam. Ir jis mus pašaukė, kad eitumėm, darytumėm visų tautų žmonės jo mokiniais. Tai yra jo didysis pagrindinis paliepimas. Nežinai, ar esi pašauktas, liudyti, tikrai 100% esi pašauktas. Aleliuja. Vat yra atsakymas. Jeigu galvoji, nežinau, ar čia turiu bent vieną dovaną, liudyti, mes visi pašaukti. Dalintis gerąją žinią su savo draugu, su savo kaimynu, tiesiog tuo, ko gyveni ir kvėpuoji, savaime. Aleliuja. Tai tiesiog pasimelsim, kad tiesiog Viešpats tiesiog, kad atvertų mum, jeigu ir mes kažkur galbūt nematom, kad tiesiog jisai mum atvertų, kad jisai mum parodytų, kad iš tikrųjų tiesiog įeitumėm pilnai į tą savo pašaukimą ir įeitumėm pilnai į tą Dievo valią, kad pilnai iš tikrųjų būtumėm Dievo valioje. Viešpatie, mes dėkojam tau už tavo žodį. Viešpatie, dėkojam tau, kad tu mus drąsini ir stiprini. Viešpatie, dėkoju tau už kiekvieną čia esantį Dievę, brolį ir sesę, kurį Dieve tu pašaukiai, Dieve, kad eitų, kad duotų vaisių, Viešpatie, ir kad tie vaisiai jie išliktų, Viešpatie. Kaip tavo žodį parašyta, kad ko tik prašytumėm Tėvą tavo vardu, tu mums duotum. Viešpatie, aš dėkoju tau, kad čia, Dieve, nėra nei vieno žmogaus, kuris nėra pašauktas. Viešpatie, kiekvienas bent vieną dovaną turi. Viešpatie, aš meldžiu ir prašau už kiekvieną iš mūsų, Dieve. Jeigu žmogus, kuris, Dieve, yra, kur nemato Dieve, kur jo yra vieta, Šventoji Dvasia parodyk. Šventoji Dvasia atverk, kur yra jo vieta.
Brangi šventoji Dievo dvasia, atverk. Dieve, aš dėkoju tau už tavo patepimą, dėkoju tau už tavo šventą dvasią, kuri tiesiog dabar, Dieve, liečia žmonių širdis, Dieve. Ir kalba į žmonių širdį, Dieve, kalba į žmonių dvasią, Dieve. Dieve, tu duodi tą atgarsį, tą impulsą viešpatie į jų dvasią, kad tai, Dieve, yra tiesa, Dieve, kad jie yra iš tikrųjų pašaukti. Dieve, aš meldžiu ir prašau, parodyk, kur yra jų vieta. Ir aš meldžiu ir prašau tuos, Dieve, kurie eina galbūt, kurie jau žino, kur jų vieta. Dieve, bet jie eina per išbandymus ir sunkumus. Aš meldžiu ir prašau, Dieve, padėk jiem pereiti tos sunkumus ir išeiti, Dieve, kaip nugalėtojams. Dieve, duok atleidimą, Dieve, į kažkur, Dieve, yra kažkoks, Dieve, kartėlis ar nepykanta. Dieve, duok jėgą atleisti. Dieve, nes tavo žodėje parašyta, kad jeigu tu mus pamilai, tu mum atleidai. Kas mes tokie, kad broliui ar sesiai neatleistumėm. Viešpatie, aš dėkoju tau. Aš dėkoju tau už tavo meilės aliejų šioje vietoje, kad tu gydai mūsų širdis, Dieve, kad tu gydai mūsų širdis, Viešpatie. Ir viskas, ką tu kalbi šiandieną, aš tave mokinu. Nebijok, mano sūnau, nebijok, mano dukra, eiti per išbandymus. Aš tave mokinu. Aš darau tavo širdį panašų į Jėzaus širdį. Aš darau tave panašų į Jėzų, kad šitam pasaulyje tu šviestum. Viešpatie, aš dėkoju tau, kad čia, Dieve, yra tavo nuotaka. Čia, Dieve, yra tavo išrinkti, Dieve, sūnus ir dukteris, Viešpatie, Dieve. Ačiū tau už kiekvieną, Viešpatie. Ačiū tau už kiekvieną, Viešpatie, čia esantį. Tiesiog šventoji Dievo dvasia. Tavo aliejus, Dieve, tiesiog te pripildo šitą vietą. Tavo aliejus ant kiekvieno proto, ant kiekvieno širdies, Dieve, tavo tobulas aliejus, tavo patepimas, Viešpatie. Tu įgalinai kiekvieną, Viešpatie, Dieve, daryti tavo darbą, Dieve. Tu įgalinai. Kaip Izaijo 61 skyriuje parašyta, viešpaties Dievo dvasia yra ant manęs, nes jis patepė mane skelbti gerą žinią vargšams. Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdis sudužusios, skelbti viešpaties malonės metus. Viešpatie, tai tu, kuris patepė kiekvieną iš mūsų. Aš dėkoju, Viešpatie, Dieve, tau už išrinkimą. Aš dėkoju tau už pašaukimą. Ir aš dėkoju tau, kad tu kiekvieną įtvirtini, Dieve, į jo vietą. Kad šiandieną, Dieve, mes pilnai, tobulai, Dieve, funkcionuosime. Kiekvienas, Dieve, savo vietoje. Viešpatie, mes dėkojam tau. Mes šlovinam ir garbinam, Viešpatie Jėzau, tavo šventą ir tobulą vardą, Dieve. Viskas yra, kad tavo šventas vardas būtų pašlovintas. Viskas iš tavęs, per tave ir tau. Kad tau vienam, Viešpatie, kiltų visa garbė, visa šlovė ir visas gyrius, Dieve. Mes šlovinam, Viešpatie, tave, mes garbinam tave ir atiduodam tau visą garbę, visą gyrių ir visą šlovę. Haleliuja, haleliuja, haleliuja. Ir Jėzaus vardu. Amen. Haleliuja, haleliuja, haleliuja.